Sveiki, šitame video bloge norėčiau pristatyti V-Ray vizualizavimo galimybės ir norėčiau pabrėžti tam tikrus dalykus, su kuriais susiduria naujokai. Kaip pavyzdys, turime pagrindinius du renderinimo algoritmus, tie, kas naudoja trečią versiją arba aukštesnę. Ir kaip pavyzdys, nuėjus prie V-Ray settingsų, turime Image Sampler and Aliasing. Ir čia iš esmės yra pagrindinis mūsų laiko suvalgytojas. Ir yra pasirinkime du tipai, tai yra Bucket ir Progressive. Progressive renderis pasirodė tik tais nuo trečios versijos. Dabar pagrindinis skirtumas tarp jų yra, visi esame pripratę naudoti Bucket ir esmė yra, kad jisai renderina mažais kvadratukais. Kvadratukų skaičius priklauso nuo to, kiek galingas jūsų procesorius. Tuo tarpu Progressive jisai renderina iteracijos metodu, tai reiškia jisai renderina iš karto visą paveiksliuką. Dabar šitie du algoritmai turi tam tikrus pliusus, tam tikrus minusus. Dabar pradėkime nuo Bucket. Pasirinku Bucket, nueinu į Frame Buffer ir kaip pavyzdys, jisai renderins tam tikrus plotus. Pavyzdžiui, aš pasirinku, noriu renderinti tam tikrą plotą. Pavyzdžiui, pasirinku, noriu renderinti šitiek ir paspaudžiu Render. Pabrėžiu, kad dabar jisai renderins Bucket metodu. Kaip pavyzdys, matote, lakstote maži kvadratukai. Tai vienas kvadratukas yra vienas jūsų fizinis procesorius branduolys. Ir dabar pagrindinis jo privalumas, kad jis iš karto renderina ir jūs gaunate galutinę kokybę. Bet tai yra pakankamai sunku išgauti naujokui, kuriam sunku apskaičiuoti ir laiką ir tam tikrus nustatymus. Ir jisai renderina didelį paveiksliuką, gali labai apstrikti, nes tas paveiksliukas bus renderinamas, kad ir, nežinau, 5 valandas ir galutiniam variante kažkas gali vis tiek netikti. Ir jeigu tai reikėtų iš naujo nurenderinti, tai kainuotų per daug laiko. Tai laiko kontroliavimas su Bucket yra pakankamai sudėtingas nepatyrusiam vartotojam. Tuo tarpu, jeigu naudotume Progressive, pasimkime kitą regioną, pasikeiskime iš Bucket į Progressive. Ir čia jo pagrindinis skirtumas yra, kad jis renderina iteracijos metodą. Tai reiškia, jisai nurenderina prastos kokybės, po to iš naujo renderina dar geresnės. Bet jis renderina ne regioną, o visą iš karto paveiksliuką. Ir čia jums leidžia netgi pasirinkti render time. Tai iš esmės jūs galite užduoti tam tikrą laiką. Pavyzdžiui, aš galiu užduoti, kad noriu renderinti 15 minučių. Ir aš po 15 minučių vis tiek turėsiu pilną rezultatą. Jisai gal nebus aukščiausios kokybės, bet bent jau turėsiu pilną paveiksliuką. Tai šitaip galite kontroliuoti laiką. Kaip pavyzdys, pasirinkau 15 minučių, paspaudžiu Render. Pirminėme etape jis visą laiką suskaičiuoja globalų apšvietimą. Čia, kaip matote, skaičiuoja globalų apšvietimą. Ir jis dabar pradėjo renderinti Progressive metodu. Ir kaip pastebėsite, dabar rašo PAS 0 šitoje vietoje. Ir jisai renderina iš karto visą paveiksliuką. Ir jis dabar iteracijos metodu visą paveiksliuką renderins ir kels jo kokybę. Matome PAS 2. Ir jis šitaip darys ne daugiau negu 15 minučių, nes jam tik tiek laiko davėm. Ir kaip pastebėsite, mes po poros sekundžių jau turime kažkokį variantą. Ir jeigu renderintume visą paveiksliuką, tai jis iš karto renderintų visą. Ir kaip pavyzdys, paspaudžiam Stop, išjungiu regiono renderinimą ir paspaudžiu Render, kad jis renderintų visą paveiksliuką iteracijos metodu. Dabar apskaičiuoja globalų apšvietimą. Ir dabar iteracijos metodu gerins visą paveiksliuko kokybę. Ir kaip galite pastebėti, pagrindinis privalumas, kad nuo pirmų renderinimo sekundžių mes matome pilną rezultatą. Tai iš karto galim pasakyti, ar mums tenkina apšvietimo sprendimai, ar tenkina daugiau mažiau medžiagiškumas. Ir jeigu ką, tai mes iš karto galime nutraukti, sutvarkyti likusius mums netinkamus parametrus. Bet iš esmės mes patį visą estetinį vaizdą jau matome. Tuo tarpu su Bucket renderinimu jūs dabar tik pradėtumėt matyti pirmus
kvadratėlius ir jums, kad pamatyti tokį vaizdą, kokį matome dabar, reikėtų laukti bent 10 minučių priklausomai nuo rezoliucijos dydžio ir nustatymų. Kitas dar vienas labai svarbus privalumas, kad naudojant Progressive Renderį, jisai daug geriau susitvarko su daug smulkių objektų. Tai ypač yra svarbu architektūriniam vizualizacijom tie, kas naudoja žolę. Ypač labai greitai renderina, jeigu naudojate priedą Forest Pack, kuris skirtas yra darbas su žolėm, akmenimis ir medžiais. Tai virėjai su šito priedu renderina ypač greitai. Tuo tarpu, jeigu naudotumėt bucket metodą, jums reikėtų skirti daug daugiau laiko optimizacijai. Ir dar klausimas, ar galėtumėte išgauti žolės renderinimą taip greitai. Tai tokie būtų pagrindiniai skirtumai. Dar kartą primenu, kur juos rasti. Tai nuėjus prie Render Setup, vyriai, tabas ir turime čia Type. Prie Image Samplerio turim Progressive ir Bucket. Tai asmeniškai rekomenduoju bent jau pradiniai stadijai dirbti su Progressive, kad pamatyti kuo greitesnį rezultatą. O kai jau įgusite naudoti vyriai, tada pradėti naudoti Bucket ir gauti iš karto galutinę gerą kokybę. Šitam blogė tiek. Ačiū už dėmesį.